O, jūs jau čia? Life is life. Gyvenimas yra gyvenimas, kas nesupranta angliškai. Nukabinau vakar mažytę. Kaip mažytė, visi 2-3 jau. Nušoviau klube. Žiūrėk. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Po to ji mane nugalėjo. Po to aš ją vėl nugalėjau. Supranti? Ką jūs čia filmuojat? Jo, tu vakar sakai, kad esi kažkoks prodiuseris? Mažytė čia apie mane filmą daro. Klausyk, už 5 minučių raudonas pasatas. Op, paskubam. Gaidys! Iš vis, jeigu su tavim kokia nors merga bus, tai nebent tavo mama ir tai dar ne faktas. Pasitraukit. Moteris. Saldu. Pradžiai tu dirbi vardui, po to vardas dirba tau. Aišku, haters gonna hate. Bet likers gonna like. And sharers gonna share. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Sveiki, aš esu Romas, naujas projekto dalyvis. Juokauju, čia aš Michailas. Mes čia karočią susitarėm, kad aš padėsiu šitam tapti normalesniu, o jis man padės... Kaip ten sakė? Socializatis. Aš šitai avantūrai padėk, blėt, viens kitam, pasirašiau dėl vieno dalyko, nes man patinka viena merga iš šito projekto. Tėte, aš tave gerbiu, bet tiesiog suprask ir mane. Gerai, jeigu nori dalyvausim, ateisim visi, taip, visi iš projekto. Gerai. Kie? Šiandien mano tėvo gimtadienis, galėsi ateiti? O mane įleis? Jo, aišku. Tada būsiu. Ir gali perduot kitiems, kad ateitų, nes neturiu F-kos numerio, o pas Donį kažkas su telefonu. Kaip čia pasakęs kažkas su telefonu? Patys paklausykit. Yes, yo, jūs paskambinot Doniui. Truputį palaukit, nes gyvenime verta truputį palaukti. Aišku, dalyvausi. Doni, gimtadieniai, vestuvės, prie parčiai, after parčiai. Tėvas yra tėvas, bet kaip čia jums pasakyti, su juo labai sunku bendrauti. Jis yra labai gerbiamas žmogus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Žodžiu, ten, kur yra žmonių su baimės instinktu. A tu bičiukas, ko toks išsigandęs, ką? Linksmiau, kada tokiai mašinai pasėdėsi, ką? Okei. Aš pamėginsiu tave išmokyti rajonų filosofiją, kurią pats išmokau per visus tos metus gyvenimo rajone. Man tas žinias perdavė Povkė. Povkė perdavė Valką. Valkai perdavė jo tėvas. O dabar visi sėdi. Ir kažkas iš priekio taip užkabino. Ką darai? Atsiprašau, tai buvo mano kaltė. Miša, bet kokioj stresiniai situacijoje yra pagrindinė rajono taisyklė. Mušk pirmas. Duoda, imk. Muša, žudyk. Žudyk. Šitą berniukas paimk mane prie tačkos, gerai? Vo, super. Nu, čia atka čia pas jūs. Žinai, čia. Matai, kaip laikai keičiasi. Anksčiau čia buvo pistoletas, dabar mikrofoną pritaisi. Par atsargiai įdėk ranką į kišenę. Išsirink vieną. Ar pauostyk, lėtai, užuosk aromatą. Sidėk į burną, prakas, jauti sultis. Ir spjauk! A jūs ten reklamą kažkokią dar turėt nufilmuoti? Davai, varyk į kamerą. Lėkštė.lt, tai didžiausias maisto pasirinkimas. Lėkštė.lt, zaibys. Vienas. Klausyk tu,
1-1. Tu čia vesi šitą mano vakarą? Taip, taip. A, ne. Koks tavo vardas? Domas. A tu, Tomai, iš kur esi? Iš Kupiškio. Blogai vesi, važiuosi atgal į savo Kupiškį. Miša, kas čia per ūsiukai tokie debiliški? Mama sako, kad vyrams tinka ūsai. Bet mama irgi tinka. Hunia, pamiršk viską. Šiandien einam į gimtadienį, klausytai, ir pasipuošk, apsirenk kažką normaliai. Būk vyras. Man pavyks? Jeigu pusė Lietuvos pavyksta, ir tau pavyks, Miša. Atvažiavom pas Austėjos tėvą į gimtadienį. Praeitą seriją buvom pas Efkos mamą. Tai gal projektą reikėtų pavadinti Aplankyk tėvus. Jaunimas atėjo. Na kągi, malonu, kad nepamiršti tėvuko jubilėjaus. Sveikinimai, tėti. Ačiū. Donny. O, Violeta, mažulė, ateik čia. Austėja, labas, labai malonu tave matyti. Tokia moteris. 90 metų paėmiau nuliovą. Nedaužta kol kas. Ok, juokauju. Labas. Labas. A jūs ką, pažįstami? Taip. Ne. Beveik. Ne. Tai taip ar ne? Nu, jeigu sako, kad ne, tai ne. Gal kažką mačiau kažkur. Kažkur. Čia Violeta. Ji pas mane tokia labai kukli. Kaip sako Doni, šiandien big day. Kaip, marškiniai tinka? Jeigu būtum bobą imtum? Nors ne. Negalvok šitą. Ištrink. Ištrink šitą. Violeta, tu savo tėvams praneši, kad šiandien vėliau grįš namo. Apie kur planuoji stoti po mokyklos? Man 24. Ir vis negali pabaigti mokyklos. Baba Diena, su gimtadieniu. Darova. A kas su balsu? Landas gelia ar kas? Ne, normaliai. Čia karočią Andrius, jo klička išpjauk liežuvį. Čiagi legenda Vilniaus. Taigi, šiandien mes susirinkom, nes mūsų surinko. Irgi, šiandien puikiai diena, nes mes švenčiame išties labai nuostabaus žmogaus 50 metų gimtadienį ir iškelsim po kiek? 50 gramų! Man didžiulė garbė švęsti su jumis šitą gimtadienį, taigi aš honoraro tikrai neimsiu. Gerai, juokauju, imsiu. 50 metų, tai visai nedaug. 50 metų. Tai ką, atvažiavai su raudonu Passatu? Klausyk, Mažylė, tu ne pirma, kurią aš taip sakau, bet pamiršk mane, okei? Taip, man buvo gera, nes su manim visą laiką gera, bet suprask, šitas saldainis ne tau. Tu dabar paklausyk manęs. Man užtektų pasakyti, kad tu prie manęs lindai. Life is life. Taigi, siūlau dar iškert ir pasakyti tostus gerbiamam jubiliatui, kad visko būtų, o jam už tai nieko nebūtų. 50 metų, tai visai nedaug. Jaučiat? Kupiškis vis arčiau ir arčiau. Kad stovėtų ir pinigų būtų. Šitas tostas visose gimtadieniuose geras. Norėčiau palinkėti santarvės ir ramybės. Ir jeigu jūs šiandien kas nors įskaudins, neskriauskit jo. Prašau. Aš norėjau tau padėkoti, kad tu man daug davei. Ir tu jam dažnai duodi. Ir Austėja Tukrytė, nuo šiol gali mane vadinti mama. Nu, okei, aš žinau, ką jūs apie mane galvojat. Austėja, kaip tu? Blogai. Matau.
Tai jeigu būtų koks nors dalykas, dėl kurio tėvas ją paliktų, tai aš viską atiduočiau. Mažutė, jeigu ant tavęs padėt kaldūnų, jie greit išvirs. Žinai kodėl? Nes tu esi karšta. Klausyk, aš žinau, kaip galima padėti austėjai. Žiūrėk. O, kad čia turkiai buvo? Ne, čia ne šitos, va. Va. Opa, ta Violeta. Nu gerai, tu čia pavarėjai. Bet ble, ko tu iš karto nesakei? Čiagi galima, karočią su austėjos tėvu pakalbėti ir normaliai padėti austėjai. Doni, čia tau yra reta proga pasielgt kaip tikras vyras. Nemyšk. Tai myš dabar ar nemyš? Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Mane visi gerbė, nes aš visada turiu planą B. Žyte, įsikvies taksi bus greičiau. Op. Atsipisk. Moteris man įslė. Bet aš joms atsakymas. O nepastebėjot turtingo Mikhailas? Vilnius, 0 valandų 20 minučių. Gautas pranešimas, kad senamiestyje svirduliuoja įtartinas jaunuolis ir elgiasi neadekvačiai. Labą vakarą, jaunuoli. Ką darom? Nu, elgiasi neadekvačiai, kaip jūs ir pasakėt. O ką? Gyventojai skundžiasi. Bailiai! O tu šitą žinai, kad viešoje vietoje gerti negalima? A, jūs žinot, kad aš esu universiteto seniūnas? Ir šiaip jūs žinot, kas mano tėvas? Nu, įsivaizduok, mes nežinom, kas tavo tėvas. Ir mama irgi nežino. Tai ką, protokoliuką vis tiek surašysim. Gaila, bet universiteto seniūno sprintas buvo neilgas. Reikia lankyti ir kūno kultūrą. Jaunuoliui buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje. Dalbajobas. Kai jis sako, kad gyvenime reikia patirti viską, nesutinku. Gyvenime nereikia patirti viską. Patikėkit. Gyvenime reikia būti savim. Nes yra laikinų dalykų, o yra amžinų. Bet kartais taip sunku padaryti teisingą sprendimą. Austėja, aš galvoju, kad tu esi labai graži mergina. Ir viskas su tavim yra okei. Ir aš noriu pakviesti tave į pasimatymą. Va taip aš ir pasakysiu.